Pažiūrėk, kas liko iš šio miesto. 2025 metų pabaigoje Rusija paskelbė visam pasauliui, kad užėmė Kupianską. Rusijos generolai aiškiai pareiškė, miestas yra mūsų. Praėjus vos kelioms savaitėms, štai kas liko iš vyrų, kurie įžengė į miestą. Apsupti, tirpdantis sniegą puodė, kad turėtų ką gerti, be maisto, be vandens, be pabėgimo kelio. Ir tada kyla nemalonus klausimas. Kaip pats sumaniausias Rusijos planas per visą šį karą, šimtai karių ropojančių dujotiekio viduje, kilometrus tamsoje, kad pasirodytų miesto viduje, niekam nematant. Kaip šis planas tapo didžiausias spąstais patiems rusams? Nes būtent tai ir įvyko Kupianske. Ukraina paėmė slaptą priešo kozirį ir pavertė jį spąstais. Sėskis, nes ši istorija gera. Kad suprastum, kokio masto buvo šis lūžis, turi suprasti, kokio masto buvo rusų neviltis. Nes mėnesius Rusija metė žmonės ir techniką prieš Kupianską klasikiniu būdu. Šarvuotų transporto priemonių kolona, frontinis šturmas, pėstininkai atviroje vietoje. O rezultatas buvo visur išmėtytos technikos kapinės ir beveik jokios pažangos. Miestas tiesiog nekrito. Tada Rusijos vadovybei reikėjo kitos idėjos. Ir atsirado tokia, kurią reikia pripažinti. Ji buvo drąsi. Jie pažvelgė į požemį. Kupianskas yra išraižytas nebeveikiančių dujotiekių tinklu. Beveik 1,5 metro skersmens vamzdžiai tušti, tamsus. Jie eina po viskuo. Po Ukrainos apkasais, po minų laukais, po visa fronto linija. Ir Rusija sugalvojo naudoti šiuos vamzdžius kaip slaptą metro. Kariai įeidavo į vieną galą toli nuo miesto ir pradėdavo šliaužti. Valandų valandas, kartais dienų dienas. Tamsoje beveik be oro, stumdami įrangą priešai save. Tas vamzdis, pasak vieno iš pačių rusų, niekada nesibaigė. Tai buvo nežmoniška. Bet tai veikia, nes tai išsprendė vienintelę problemą, kurios Rusija nesugebėjo išspręsti. Kaip priartėti prie miesto, kad tavęs nepastebėtų. O po žeme niekas tavęs nemato. Planas buvo puikus. Prie įėjimo. Problema? Problema buvo išėjimas. Nes vamzdis turi dvi pusės. Tu įeini nematomas iš vienos pusės. Bet kažkuriuo momentu turi išeiti iš kitos pusės. Ir išeiti gali tik per vieną skylę. Tik viename taške, kuris nejuda iš vietos. Ir būtent ten Ukraina paspendė spąstus. Trečiasis Ukrainos armijos korpusas pradėjo žymėti vamzdžių angas. Viena po kitos, kiekviena žinoma išėjimo vieta tapo pažymėta taškų žemėlapyje, o virš kiekvieno iš šių taškų jie įrengė nuolatinę pasalą. Pažiūrėk, kaip tai veikia. Dronas kybo ore, stebėdamas vamzdžio išėjimą visą parą. Artilerija jau turi apskaičiuotas koordinates, nutaikyta į angą. Kas nutiko? Kas nutiko? Vaizdas iš pirmo asmens. O tie dronai su vaizdu iš pirmo asmens, tie kamikadzės dronai, kuriuos pilotas valdo iki pat smūgio į taikinį, laukia pasiruošę. Te reikia tik įsakymo. Tada rusas išlenda iš vamzdžio, išsekęs po valandų šliaužimo, galvodamas, kad pasirodė iš niekur priešo aklojoje zonoje. O iš tikrųjų jis pasirodė tiesiai taikiklyje, kuris jau seniai jo laukia. Tai, kas įvyksta per kelias kitas sekundės, vyksta per greitai. Padalinys, kuris visą dieną šliaužia, kad pasiektų tą vietą, per kelias sekundės nustoja egzistuoti. Ir tai yra pirmasis posūkis. Vamzdis, kuris prie įėjimo slėpė juos nuo akių, prie išėjimo sukoncentravo juos į vieną taikinį. Rusija savo rankomis sukūrė vyrų eilę einančią link skerdyklos. Ir jei tau patinka tokio tipo analizės apie tai, kas slypi už antraštės, padaryk greitą dalyką – užsiprenumeruok kanalą. Nes tai, kas ateina dabar, yra klaida, kuri paverčia šį drąsų planą katastrofa. Net ir praradę žmonių prie išėjimų, kai kurios rusų grupės sugebėjo prasiskverbti, ėjo pastatas po pastato ir užėmė tašką, kuris buvo labai vertingas. Juvilainės rajonas, per kurį eina pagrindinė miesto logistinė arterija. Pro ten įvežamos atsargos, pro ten išeina žmonės, kas kontroliuoja tą vietą, spaudžia Kupiansko gerklę. Ir būtent čia Rusija padarė klaidą, kuri kainavo viską.
Rusijos kariai, norėdami parodyti vadovybei, ką sugeba, norėdami įrodyti, kad užėmė teritoriją, pradėjo kelti vėliavas, Rusijos vėliavas. Ant stogų dienos šviesoje, kad visi matytų. Ir tada atsiranda ta frazė "velnias slypi detalėse". Žiūrėkite, visi matė tą patį, įskaitant ir ukrainiečių dronus, kurie skraidė virš visko. Iškelti tą vėliavą buvo tas pats, kas išsiųsti savo buvimo vietą registruotų laiškų priešui. Rusai įžengė į pastatą šviesdami, po kelių sekundžių FPV dronas pralėkė pro langą, pastatas virsta ugnies kamuoliu. Kai kuriems pavyksta pabėgti nuo liepsnų, bet lauke jų jau laukia antras dronas. Nuo abiejų pabėgti nebuvo įmanoma. Tuo metu, kai visa tai vyko, ant žemės, aukštai, šiltame kabinete, toli nuo visko, Rusijos vadovybė žengė į sceną ir paskelbė šaliai: Kupianskas išlaisvintas, miestas yra mūsų. Gerai įsidėmėk šią akimirką, nes tai buvo brangiausias pergalės pareiškimas, kurį Rusija paskelbė šiame kare. Tuo pačiu momentu, kai Rusijos generolai džiaugiasi užkariavimu, Ukraina jau tyliai pradėjo skintis kelią atgal. O dabar atsakyk man nuoširdžiai, ar būtum įėjęs į tą vamzdį, net žinodamas, kas yra kitoje pusėje? Žiūrėk, jei manai, kad jau matei viską, laikykis, nes bus dar blogiau. Ukrainos kontrpuolimas prasidėjo mieste. Jis prasidėjo iš išorės į vidų, per pietinės kaimus, dar 2025 metų spalį. Paieškos ir naikinimo operacijos nuo namo prie namo, valant žiedą aplink Kupiansko miestą prieš suveržiant kilpą. Ir valydami šias pakraščius, ukrainiečiai pastebėjo vieną dalyką. Rusai vis dar naudojo vamzdžius. Slaptasis metro vis dar veikė. Tuomet buvo priimtas paprastas ir žiaurus sprendimas. Jei vamzdis yra problema, tuomet sunaikink vamzdį ir štai aš jums pristatau ukrainietišką šios problemos sprendimą. Bombas mėtagis dronai skrenda virš dujotiekio ir numeta šaudmenis įvairiose linijos vietose, susprogdindami tunelį į gabalus. Yra vamzdžio atkarpa, kuri eina po vandeniu. Jie susprogdino ir šią atkarpą, ir vanduo užliejo užtvindydamas kelią. Dabar pagalvok, ką tai reiškia. Vamzdis nustojo būti įėjimu, jis tapo siena. Rusai, kurie jau buvo įsiskverbę į miestą ir tikėjosi gauti pastiprinimą, maisto, amunicijos bei galimybę pabėgti per tą tunelį, liko viduje, užrakinti. Spąstai užsidarė. Ir tada, kai priešas buvo įkalintas mieste, Ukraina žengė protingiausią kampanijos žingsnį. Jie visiškai pakeitė kovos būdą, nes valyti pastatą po pastato tradiciniu būdu yra labai brangu. Tu pasiunti pėstininkus įeiti, lipti laiptais, atidaryti kiekvienas duris, o už kiekvienų durų gali laukti rusas su pirštu ant gaiduko. Ukrainiečiai bandė šį būdą ir sulaukė ofsakomojo ugnies. Sužeistas kareivis, sustojusi operacija, žmonės atviri ugniai. Tada vadas priėmė sprendimą, kuris tapo doktrina. Užuot rizikavę daugiau vyrų, kad išvalytų pastatą, jie tiesiog nugriaudavo visą pastatą. Ir metodas buvo chirurgiškas. Maža šturmo grupė prieina prie užimto pastato, kol 2 dengia, 3 įeina ir padeda sprogmenis. Kai kuriais atvejais 4 TM62 prieštankiniai minos surištos kartu. TM62 yra mina, sukurta naikinti kovinius tankus. Įsivaizduok 4 tokias. Pastato konstrukcijoje jie jas pastato. Tyliai išeina ir paspaudžia detonatorių. Ir visas 10 aukštų pastatas su rusais viduje sugriūva iš karto, neprarandant nė vieno ukrainiečių kareivio laiptinėje. Štai toks lūžis nulėmė pergalę Kupianske. Rusija aukodavo 100 vyrų, kad užimtų kelis metrus, o Ukraina naudodavo sprogmenis, kad išsaugotų savo karius. Nuo tada tai tapo vis labiau stiprėjančia apsiaustimi. Uvilenės rajone, tame kur yra logistikos arterija, įžengė skalos pulkas ir ėjo pastatas po pastato. Žvalgyba dronų, priartėjimas, užtaisas, sprogimas. Rusai slėpėsi rūsiuose, užbarikaduodavo įėjimus ir kurį laiką tai veikė. Dronas nepasiekdavo, pėstininkai negalėjo įeiti.
Žinai, koks buvo atsakymas? Bum! Visa pastatas sugriūtų, o likusieji turėtų tik vieną pasirinkimą – pasiduoti. Tie, kurie pabėgdavo iš aukštų pastatų, bėgdavo į gyvenamąją zoną, išvalydavo ir ją. Taip pat ir miesto centre. Charkivo korpusas žengė į priekį su tokiu pačiu atsargumu. Granata Rusija, dronas, į viską, kas juda, kilpa vis labiau veržėsi iš visų pusių vienu metu, kol likdavo paskutinis taškas, pats sunkiausias iš visų. Geriausios Rusijos pajėgos, geriausiai apmokytos, susitelkė miesto ligoninės pastate ir ten jos tikrai priešinosi. Ukrainiečiai viską apsupo snaiperiais, naudojančiais termovizorius. Kiekvieną prieigą kontroliavo dronais ir minosvaidžiais. Ir net taip ligoninė nekrito. Puolimas truko bent 5 dienas. Pėstininkai bandė įsiveržti vėl ir vėl, bet kiekvieną kartą buvo atmušti. Bet prisimeni šios istorijos pradžią? Prisimeni tą kareivį, kuris tirpdė sniegą? Tai buvo ta akimirka. Ligoninėje buvę rusai liko be maisto ir vandens. Tirpdė sniegą, kad išgyventų, nes vamzdis, kuris turėjo juos aprūpinti, gulėjo upės dugne, sudaužytas į gabalus. Apsiaustis, prasidėjęs tada, kai susprogdino dujotiekį, dabar artėjo prie pabaigos. Jie buvo nugalėti ne tik kulkomis, bet ir badu, troškuliu bei izoliacija. Galiausiai net nereikėjo įeiti. Ukraina iškvietė aviaciją ir artileriją ir tiesiog nušlavė ligoninę iki pamatų, kas liko po griovimo. Dronai baigė darbą ir pasak Ukrainos pusės, Kupianske neliko nė vieno rusų kareivio galinčio kovoti. Tad grįžtame į pradžią, į tuščią miestą, į sniegą, prie puodo. Dujotiekis, kuris turėjo būti Kupiansko raktas, tapo karstu tiems, kurie per jį įėjo. Tas pats vamzdis, kuris paslėpė rusus įeinant, buvo tas, kuris juos įkalino bėgant. Slaptas ginklas ir mirties nuosprendis buvo lygiai tas pats dalykas. Ir štai ką Kupianskas moko apie šį karą – dronų kare. Nematomas pranašumas trunka tik tol, kol kas nors nukreipia kamerą į tavo išėjimą. Tas aplinkelis, kuris atrodo per geras, kad būtų tiesa, be priedangos ir be aprūpinimo, nėra genialumas. Tai lėtas savižudybės procesas prieš kamerą. Rusija nebuvo nugalėta dėl savo karių drąsos stokos. Ji buvo nugalėta dėl tų, kurie juos pasiuntė į tą mėsmalę ir per anksti paskelbė pergalę – arogancijos. Jei tau patiko ši analizė, palaikyk mane ir užsiprenumeruok kanalą. Taip sužinosi visas naujienas apie karą ir galėsi parašyti savo nuomonę komentaruose. Galų gale, kas nulėmė rusų pralaimėjimą Kupianske? Ukrainiečių sumanumas ar pačių rusų vadovybės arogancija? Aš turiu savo nuomonę, bet noriu sužinoti ir tavo. Iki kito vaizdo įrašo.